Projektas "Mano požiūris" siekia užfiksuoti ir parodyti įvairių Baltstogės visuomenės sluoksnių gyvenimą. Pagrindinė parodos tema – miesto daugiakultūriškumas, kurio fone iškyla ne tik ryškios menininkų asmenybės, bet ir spalvingi kasdienio gyvenimo personažai, taip dažnai mūsų nepastebėti ir neįvertinti. Parodoje eksponuojami portretai susimaišo su puikiai žavingo ir nepakartojamo miesto vaizdais. Visa tai yra atlikta autorinės 3D technikos pagalba ir leidžia žiūrovams priartinti bei giliau pažvelgti į atokiausius Baltstogės kampelius. Jej wyjątkowość polega na tym, że została cała zrealizowana w technice 3D, którą wspólnie z Maciejem. Paroda unikali tuo, kad ji sukurta panaudojus 3D techniką. Drauge su kolega bendradarbiavome 3 metus ir manome, kad vieni pirmųjų sukūrėme didelės fotografijas, tokias, kokias matote Druskininkuose surengtoje parodoje. Visos mūsų parodos Lenkijoje buvo šiltai sutinkamos, nes mes dalijame specialius akinukus, pro kuriuos žiūrint į nuotrauką, joje esantys vaizdai tarsi priartėja. Ten užfiksuoti herojai atrodo lyg esantys čia pat. Te okularki niebiesko-czerwone, ludzie przenoszą się w ten inny świat i mogą poczuć się bliżej miejsc lub bohaterów, których przedstawiamy na zdjęciach. Draugė su kolegomis Baltstogės draugija Tovažistvo Amikus projektą Kultūra pasienyje įgyvendinančio Druskininkų kultūros centro direktorė Rimutė Vinerskaitė sakė, kad bendros veiklos tikslas Lietuvos ir Lenkijos organizacijų, įstaigų ir neformalių jaunimo grupių veikiančių kultūros srityje bendradarbiavimo vystymas, didinant kultūrinių meninio lavinimo susitikimų skaičių pasienio teritorijoje. Juk pažinti kaimininių šalių gyventojus galima ir per jų kultūrą. Šiaip šis kultūrų festivalis kaip ir vainikuoja mūsų bendrą projektą. Bendrą projektą tai yra Druskininkų kultūros centro ir Tovažistvo Amikus iš Balstogės. Vasario mėnesį mes Druskininkuose organizavom kultūros vadybininkų mokyklą, kuriuo atvažiavo 15 Lenkų vadybininkų ir 15 Lietuvos. Taip pat tik neseniai grįžom iš Balstogės iš filmavimo ir fotografavimo meistriškumo mokyklos, kur jaunimas 15 asmenų iš Lietuvos, tai mums pagelbėjo Kauno kolegijos Druskininkų filialas ir 15 Balstogės studentų buvo. Na, o kodėl pasirinkome tokius žanrus? Šiaip tai iš tiesų priimta, kad šalies kultūrą pristatinėtų tautinis menas. Bet čia kartu su Lenkais mes pasvarstėm ir pagalvom, kad vis tiek esame Europos Sąjungoje ir turim būti įdomus ir matomi ir pažįstami iš įvairių pusių. Juk pasienio bendradarbiavimo projekto esmė ir yra, kad pažinti ir susipažinti su kaimynais. Tai Lenkijoje buvo Balstogės kultūros centre vyko lietuvių kultūros pristatymas, jau tokios europietiškos kultūros pristatymas, buvo rodomas Šarūno Barto filmas, buvo Algio Griškevičiaus įdomi, originali paroda, abudu autoriai labai unikalūs savo darbais, su labai savitu stiliumi. Na ir vakare jau buvo duoklė jaunimui ir koncertavo elektroninės muzikos atlikėjai, didžėjus. Lygiai taip pat Druskininkuose pristatė Lenkų kino filmą, kaip matome 3D paroda. Manau, kad Druskininkuose dar nebuvo tokios įdomios parodos. Ir vakare vėl duoklė jaunimui, mėgstantiems pašėlti klube su Lenkų grupėmis. Vandens parko foje eksponuojamos parodos autoriai džiaugiasi, kad jie pirmieji Lenkijoje nusprendė parodyti žiūrovams didžiulės fotonuotraukas, kurios, žiūrint per specialius akinius, tapdavo gyvąją realybę. Jų kūryba – nuolatinis ieškojimas ne tik fotografijoje, bet ir pačios 3D technikos srityje. Mat nuolat stengiamasi taikyti neįprastus techninius sprendimus tam, kad vaizdinis įspūdis būtų patrauklesnis. Pagrindinis projekto tikslas – panaudoti skaitmeninę fotografiją kaip šiuolaikinį vaizdo nešėją, kuris kartu su tradicinė demonstravimo forma sukuria visiškai naują estetinį matmenį, gilų ir tam tikrų laipsnių susijusi su žymiausių ekspresyvios fotografijos kūrėjų tradicijomis. Visi, ką sudomino neįprasta paroda, turėtų paskubėti ją apžiūrėti. Mat ji veiks tik iki penktadienio.